Ekologiniuose ūkiuose gamyba grindžiama aplinkai naudingiausia biodinaminė ūkininkavimo praktika. Papildomas aspektas – gerai funkcionuojančio organizmo sukūrimas. Jame neturi trūkti gyvūnų, kuriuos auginant turi būti paisoma jų natūralių poreikių. Labai svarbu pasirinkti veislę, kuri tiktų mūsų ūkiui, kad galėtume auginti gyvulius, gerai naudojančius pašarus ir galinčius ilgai ir sveikai gyventi. Gyvūnų šėrimas daugiausiai grindžiamas savo ūkyje pagamintais pašarais. Leidžiama naudoti pašarus iš kitų ekologinių ūkių. Raciono pagrindą sudaro stambieji pašarai, kurių dalis visus metus turi būti ne mažesnė kaip 60%. Reikėtų siekti, kad pašaruose būtų kuo daugiau mineralinių medžiagų ir vitaminų, kad gyvūnų sveikata būtų kuo geresnė. Kadangi prevencinio gydymo galimybės ribotos, reikia ypač rūpintis gyvūnų laikymo aplinką. Vietos, kuriuose jie guli, reikia reguliariai valyti ir įrengti taip, kad jiems būtų malonu ten gyventi. Geriausios yra pagamintos iš natūralių medžiagų. Karvės atsigula ir atsikelia maždaug 16 kartų per dieną ir vidutiniškai 12-14 valandų per dieną ilsisi arba atrajoja gulėdamos. Dėl šios priežasties labai geros kokybės pakratai yra viena svarbiausių gyvulininkystės sričių. Kuriant karvėms palankią erdvę, svarbu prisiminti, kad jos labai jautrios triukšmui ir mieliau renkasi tylą, nors pačios tarpusavyje bendrauja 333 garsais. Didesnis nei 70 decibelų triukšmas sukelia didelį stresą, gali neigiamai paveikti prieš skrandžio funkciją ir paskatinti pašaro nevirškinimą. Jei turite ekologinį ar biodinaminį ūkį, labai svarbu tvarkyti gyvulius taip, kad mastitų atveju būtų kuo mažiau ir nereikėtų vartoti antibiotikų. Tai galima pasiekti įvairiais būdais, įskaitant tinkamą poravimą, gyvūnų streso mažinimą, švarę ir saugią aplinką, reguliarią sveikatos stebėseną. Tačiau svarbiausia šiuo atveju yra melžimo higiena. Apačioje esantis kambarys turi būti švarus. Prieš prijungiant aparatą reikia patikrinti, kiek pieno yra kiekviename melžiklyje, o po melžimo kruopščiai išvalyti melžiklį. Labai svarbu apsaugoti nuo mikroorganizmų patekimo. Pavyzdžiui, kiekvienas penys po melžimo panardinamas į specialų apsauginį tirpalą. Melžimo metu karvės turi būti atsipalaidavusios, nepatirti streso ir skausmo. Geros savijautos požymės atsipalaidavusi ir rami laikysena. Karvės turi mėgstamiausias vietas melžimo aikštelėje ir dažnai būna arti savo mėgstamiausių bandos draugių. Įrodyta, kad jos duoda daugiau pieno, kai yra apsuptos draugių, sugeba susidraugauti ir pasilgsta vienos kitų. Kai yra atskirtos, todėl verta skirti laiko savo augintiniams, stebėti ir leisti jiems būti šalia draugų. Ekologiniuose ūkiuose gyvuliai laikomi atsižvelgiant į jų natūralius poreikius. Vienas iš jų – sėklinimas. Parenka tėvų porą, ūkininkas turi nustatyti veisimo tikslą ir pasirinkti bulių, kurio veisimo indeksas pagerins pageidaujamus požymius. Nerekomenduojama visoms karvės naudoti tą patį patiną ir per ilgai naudoti vieną bulių. Daugumoje tradicinių ūkių veršeliai atskiriami nuo motinos iškart po gimimo, nes kuo ilgiau motina lieka su veršeliu, tuo didesnį stresą sukelia vėlesnis atskirimas. Tačiau tyrimai rodo, kad veršelių laikymas su motinomis ar surogatinėmis motinomis turi daug privalumų, nes veršeliai geriau vystosi. Karvės daug greičiau viduriuoja, o karvių, kurios būdamos veršeliai, gavo motinos pieno. Primelžiai buvo didesni nei laikoma aptvaruose. Vienas iš ekologinių ūkių tikslų – užtikrinti aukštą gyvulių gerovės lygį, nes žolė yra natūraliausias atrajotųjų pašaras.
Ūkininkaujant ekologiškai arba biodinamiškai reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad per sezoną būtų galima naudotis ganyklomis. Gerai tvarkant pievas, karves galima laikyti ganyklose. Balandžio lapkričio mėnesiais. Pirmasis gyvulių išėjimas į ganyklą po žiemos pertraukos. Daugelį ūkių tai savotiška šventė. O karvių džiaugsmas tą dieną įrodo, kad iš ganyklų pieno pagaminti pieno produktai taip pat yra geresnės kokybės. Pavyzdžiui, sviestas yra geltonos spalvos dėl žolėse esančio beta-karotino, kuriame taip pat gausu omega-3 rūgščių. Didžiąją dalį ganyklose praleidžiančioms karvėms turėtų būti sudarytos nuolatinės sąlygos gauti vandens, nes dėl vandens trūkumo karvės suvartoja mažiau pašaro, o tai lemia iki 25% mažesnį primilžį. Gyvūnai turintys per mažai girdyklų tampa nervingi, o noras atsigerti gali sukelti agresiją. Gera žemės ūkio praktika rūpestingai prižiūrėti gyvūnus. Jie atsilygina jums už orų ir laimingą gyvenimą, išskirtinės kokybės gaminiu.